Sveiki, su jumis trenerė Ilona ir šiandien noriu pakalbėti apie komforto zoną. Šiais laikais žmonės nori turėti kuo daugiau komforto, prabangesnių mašinų, minkštesnių lovų ir lengvai paruošiamų patiekalų. Tačiau jie labai bijo palikti savo šiltas tvirtovės ir išeiti iš komforto zonos. Šiandien aš taip pat jaučiuosi labai saugiai, nes esu savo antruose namuose, kūno dizaino studijoje Magifix ir gurkšnoju kavą iš savo mažyčio prabangaus mylimiausio puodelio. Taigi, kiekvienam savo. Vienam gal sunku perlipti per save, kitas labai bijo užlipti ant scenos, kitas gal labai bijo paprašyti kažko. Mano nuomonė, reikėtų kasdien daryti kažką naujo, tai ko tu nedarai niekada gyvenime. Šitaip mes įgaunam patirties, tampam įdomesni ir stipresni. Taigi siūlau pasidaryti sąrašą dalykų, kurių dar gyvenime nedarėte ir pradėti juos įgyvendinti. Jeigu jums patiko šis video, spauskite like ir iki kitų susitikimų.